Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 185-osios visuotinės pusmetinės pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos kunigystės sesiją. Šioje sesijoje giedos choras sudarytas iš Oremo Jutos valstijos Skolų, tėvų ir sūnų. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eyringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 185-osios visuotinės pusmetinės konferencijos kunigystės sesijoje. Prezidentas Tomasas Monsonas, kuris pirmininkauja šioje konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Šis susirinkimas per palydovinį ryšį transliuojamas kunigijai esančiai daugelėje pasaulio vietų. Šioje sesijoje giedos choras sudarytas iš Oremo Jutos valstijoje, Kuolų, tėvų ir sūnų. Diriguos Koris Mandenhalas, vargonos Andrew Ansfortas ir Klėjus Kriščiansenas. Šį susirinkimą choras pradės giesme Pakilk Sione nuostabi. Įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Laris S. Kešeris iš 70. Mūsų mylimas dangiškasis tėva, nuolankiai mes nuleidžiam savo galvas prieš tave šį vakarą. Kokie esame dėkingi už šios istorinius įvykius įvykusius šiandien. Mes išsakome savo meilę ir dėkingumą tau už gyvuosius pranašus,
apraiškėjus. Kokie dėkingi esame už prezidentą Monsoną, kuris veda ir rodo mums kelią. Dangiškas tėve, mes esame palaiminti šiandien, galėdami palaikyti šiuos 3 nuostabius vyrus, kurie buvo pakelti ir paruošti vykdyti ypatingas pareigas. Mes prašome ir meldžiame tave dėl jų. Dabar šiandien mes turime galimybę būti mokomi. Meldžiame, kad tavo dvasia būtų su mumis. Mes meldžiame ypatingai palaimink širdis visų tų jaunų vyrų ir jaunuolių, kurie susirinkę visame pasaulyje, kad jie galėtų pajusti tą ypatingą dvasią ir kad jie suprastų, kad yra pašaukti turėti šventąją kunigystę. Palaimink juos, padėk jiems gyventi švarų gyvenimą. Mes palaimink jų tėvus, dangiškas tėve, kad jie suprastų ir suprastų savo vaidmens svarbą. Ir mes dėkojame tau ir meldžiame, kad tavo dvasia būtų išlieta ant mūsų gausiai. Ir tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar choras pamalonins mus giesme, net ir mintis apie tave. Po giesmės į mus kreipsis vyresnysis Nilas L. Andersonas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnysis Rendalas K. Bennetas iš 70.
Gelbėtojas nujautė jį supančių žmonių tikėjimo stiprumą arba silpnumą. Vieną žmogų jis taip pagyrė: didis tavo tikėjimas, dėl kitų jis bėdojosi, mažatikiai. Dar kitų klausė, kurgi jūsų tikėjimas, o dar kitus Jėzus taip išskyrė: visame Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Klausiu savęs, kokį gelbėtojas mato mano tikėjimą? O šį vakarą klausiu jūsų, kokį gelbėtojas mato jūsų tikėjimą? Tikėjimas viešpačiu Jėzumi Kristumi tai ne kokios laisvai ore sklaidančios dujos. Tikėjimas neateina mums atsitiktinai, neatsinašame jo ir gimdami. Tikėjimas, kaip raštai sako, įrodo tikrovę, kurios nematome. Tikėjimas skleidžia dvasinę šviesą, kurią galima įžiūrėti. Tikėjimas Jėzumi Kristumi yra dangaus dovana, kurią gauname pasirinkdami tikėti, jos siekti ir į ją laikytis. Jūsų tikėjimas arba stiprėja, arba silpnėja. Tikėjimas tai galios principas, svarbus ne tik šiam gyvenimui, bet ir tobulėjimui kitapus uždangos. Kristaus malonės dėka vieną dieną būsime išgelbėti per tikėjimą jo vardu. Jūsų tikėjimo ateitis tai ne atsitiktinumas, o pasirinkimas. Prieš mėnesį Brazilijoje sutikau Aroldą Cavalcante. Jis pasikrikštijo būdamas 21, pirmasis bažnyčios narys savo šeimoje. Jo tikėjimas skaičiai suliepsnojo, tuojau pat ėmė ruoštis tarnauti misijoje. Gaila, bet Aroldo mamai diagnozavo vėžį. Po 3 mėnesių, likus vos kelioms dienoms iki mirties, Aroldo jį pasakė savo didžiausią nerimą. Nebuvo padėti galinčių giminaičių. Aroldas turėjo pilnai pasirūpinti 2 savo jaunesnėmis seserimis ir jaunesnių brolių. Tai jis iškalmingai pažadėjo savo mirštančiai motinai. Dieną jis dirbo banke, o vakare lankė universitetą. Jis laikėsi Krikšto sandorį, tačiau viltis tarnauti nuolatinėje misijoje išblėso. Dabar jo misija buvo rūpintis savo šeimą. Po kelių mėnesių, ruošdamasis pasisakyti sakramento susirinkime, Aroldas studijavo šį Samuelio pabarimą karaliui Sauliui. Jis skaitė: klusnumas geriau už auką. Taip Aroldas gavo įkvėpimą daryti tai, kas rodės neįmanoma – paklusti pranašo kvietimui tarnauti misiją. Nesibaimindamas esamų kliūčių, jis ėmė veikti su nepaprastu tikėjimu. Aroldas, kaip įmanydamas, taupė kiekvieną kruzeirą. Sulaukęs 23, jis gavo pašaukimą į misiją. Savo broliui prisakė, kiek pinigų šeimai kas mėnesį šis turėsęs išimti iš šios sąskaitos. Aroldas vis dar neturėjo pakankamai pinigų susimokėti už visą savo misiją bei padengti savo brolio bei seserų pragyvenimo išlaidas. Tačiau su tikėjimu jis įžengė į misionierių ruošimų centrą. Po savaitės jis gavo pirmąjį iš gausybės palaiminimų. Bankas, kuriame dirbo vyresnysis Cavalcante, netikėtai padvigubino pinigų sumą, kurią turėjo gauti po savo darbo. Šis ir kiti stebuklai užtikrino pakankamas pajamas tiek jo misijai apmokėti, tiek ir jo šeimai išlaikyti. Dabar, praėjus 20 metų, brolis Cavalcante tarnauja Brazilijos Recifes Boa Viajeno kuolo prezidentu. Žvelgdamas atgal į tas dienas jis tarė: kai stengiausi gyventi teisiai, jaučiau gelbėtojo meilę ir vadovavimą. Augant tikėjimui galėjau įveikti daugelį iššūkių. Aroldo tikėjimas tai neatsitiktinumas, o pasirinkimas. Yra daug krikščionių vyrų ir moterų giliai tikinčių viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mes gerbėme juos. Bet, broliai, mums duota kažkas daugiau. Dievo kunigystė, per šventuosius angelus į žemę sugrąžinta Dievo galia. Tai jūs išskiria iš kitų. Jūs jau nebestovite ant neutralios žemės. Jūsų tikėjimas auga neatsitiktinai.
o per pasirinkimą. Mūsų gyvenimo būdas arba mūsų tikėjimą augins arba jį slopins. Tikėjimą augina malda, paklusnumas, sąžiningumas, elgesio ir minčių tyrumas ir nesavienaudiškumas. Be šių dalykų tikėjimas slopsta. Kodėl gelbėtojas Petrui tarė, aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. Todėl, kad yra vienas priešininkas, kuriam labai patinka naikinti mūsų tikėjimą. Nesiliaukite kovoti dėl savo tikėjimo. Atsakymų ieškojimas į nuoširdžius klausimus yra svarbi tikėjimo stiprinimo dalis. Ir tam naudojame tiek savo intelektą, tiek ir savo jausmus. Viešpats tarė, aš tau pasakysiu tavo prote ir tavo širdyje. Ne visus klausimus bus atsakyta iš karto, tačiau į daugumą jų atsakymus galima rasti per nuoširdžias studijas ir klausimų uždavimą Dievui. Vien proto ir širdies naudojimas neatsakys į dvasinius klausimus. To, kas yra Dieve, nežino niekas, tik dvasia. Kad padėtų, Jėzus mums pažadėjo kitą guodėją, būtent pažado šventąją dvasią. Tikėjimas niekada nereikalauja atsakymų į visus klausimus, bet ieško patikinimo ir drąsos eiti pirmyn, kartais pripažįstant, jog ne viską žinau, tačiau žinau pakankamai, kad galėčiau toliau eiti mokinystės keliu. Jei pasinersime į nuolatinės abejonės, pakurstytas netikinčiųjų ir neištikimųjų atsakymais, tai silpninsime savo tikėjimą Jėzumi Kristumi ir sugrąžinimu. Juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste. Pavyzdžiui, klausimai apie pranašą Josefą Smithą nėra nauji. Nuo pat šio darbo pradžios jais svaidėsi jo kritikai. Visiems tikintiesiems, kurie žvelgdami pro spalvotus 21 amžiaus sakinius nuoširdžiai stebėsi įvairiais beveik 200 metų senumo pranašo Josefo įvykiais ir pareiškimais, leiskite draugiškai patarti. Palikime kurį laiką brolį Josefo ramybėje. Ateityje turėsite 100 kartų daugiau informacijos, nei jos yra šiandien interneto paieškos varikliuose, ir ji bus skrupulingai patikima. Pažvelkite į jo gyvenimo visumą. Gimęs skurde ir gavęs mažai išsilavinimo, Josefas Mormono knygą išvertė per mažiau nei 90 dienų. Prie sugrąžinimo reikalo prisijungė 10 000 nuoširdžių atsidavusių vyrų ir moterų. Būdamas 38, Josefas savo liudijimą užantspaudavo savo krauju. Liudiju, kad Josefas Smithas buvo Dievo pranašas. Įsisąmoninkite tai ir eikite toliau. Biblija su Mormono knyga mums suteikia nuostabų patikinimą, kad Jėzus yra Kristus Dievo sūnus. Rankose laikau pirmąjį Mormono knygos prancūzų kalbos egzempliorių, kurį 1852 metais darbą Prancūzijoje pradėjęs išleido Johnas Tayloras. Visa arba dalis Mormono knyga šiuo metu yra išversta į 110 pasaulio kalbų. Jis suteikia dvasinį ir apčiuopiamą liudijimą apie sugrąžinimo teisingumą. Kada paskutinį kartą Mormono knygą perskaitėte nuo pradžios iki galo? Perskaitykite dar kartą. Tai sustiprins jūsų tikėjimą. Kita mūsų tikėjimą praplečianti Dievo dovana yra pirmosios prezidentūros ir 12 kvorumo vadovavimas. Šiandien mes palaikėme 3 naujus 12 narius. Ir aš juos sveikinu. Paulius pasakė, jis pašaukė apaštalus ir pranašus, idant aprūpintų šventosios tarnystės darbui, kad visi pasiektume tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, kad nebebūtume subuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelių, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančių klystkelius. Pirmosios prezidentūros ir 12 vadovavimas padės apsaugoti mūsų tikėjimą.
Nors pradinė tikėjimo ugnelė bus maža, tačiau teisūs pasirinkimai suteiks daugiau pasitikėjimo Dievu, o jūsų tikėjimas išauks. Į jūs pučia gyvenimo žemėje sunkumai, o tamsoje slapstosi jūsų tikėjimą užgesinti norinčios blogio jėgos. Bet jei ir toliau teisingai rinksitės, pasikliausite Dievu ir seksite jo sūnumi, tai viešpas atsiųs daugiau šviesos ir pažinimo ir jūsų tikėjimas nusistovės ir nebesusvyruos. Prezidentas Tomasas Monsonas pasakė, nebijokite. Ateitis yra tiek šviesi, koks jūsų tikėjimas. Vaikinų šioje bažnyčioje tikėjimas yra nepaprastas. Šių metų birželio 12 dieną gavau elektroninį laišką, kuriame man buvo pranešta, kad lėktuvo avarijos metu žuvo vienos Jutos apylinkės vyskupas, jo žmona ir 2 jo vaikai. Lėktuvą pilotavo vyskupas Markas Openshaw. Išskridus iš nedidelio aerodromo staiga užgeso lėktuvo variklis ir jie krito žemėn. Avarijos metu žuvo vyskupas Openshaw, jo žmona Amy ir jų vaikai Taneris bei Eli. Stebuklas, tačiau jų 5-metis sūnus Maksas, išsviestas iš lėktuvo kartu su sėdynė, išvengė žūties ir atsipirko tik kaulų lūžiais. Sužinojau, kad jų sūnus Porteris Openshaw tuo metu tarnavo Maršalo salų Madžūro misijoje, o jų 17-metis sūnus Zeinas tuo metu dalyvavo mokyklos kultūrinių mainų programoje Vokietijoje. Paskambinau Kalėdų saloje tarnavusiam vyresniajam Openshaw. Nors jis sielvardavo dėl netikėto savo mamos, tėčio, brolio ir sesers mirčių, vyresnysis Openshaw savo rūpestį iš karto nukreipė į jaunesniuosius broliukus. Vyresnysis Openshaw ir jo brolis Zeinas galiausiai nusprendė, kad kiti padės namuose, o Porteris liks savo misijoje. Jie žinojo, kad taip norėtų jų tėvai. Kalbėdamasi su vyresniuoju Openshaw jutau ne tik jo liūdesį, bet jo tikėjimo ugnį. Jis tarė man, esu visiškai tikras ir tuo net nebejoju, kad vėl išvysiu savo šeimą. Stiprybės išbandymuose visuomet rasime pas mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Viso šio labai sunkaus iššūkio metu akivaizdžiai matėsi man ir mano broliams padedanti visagalę Dievo ranka. Su Zeinu pirmą kartą susitikau laidotuvėse. Žiūrėdamas į sakramento salėje priešais mus sustatytus 4 karstus, negalėjau atsistebėti šio į susirinkusiuosius besikreipusio 17-mečio tikėjimu. Jis tarė, susirinkome šiandien nuolankiomis širdimis ir išvargusiomis sielomis tam, kad prisimintume mamos, tėčio, Tanerio ir Eli gyvenimus. Mes kartu kalbėjomės, kartu verkėme, kartu prisimindavome ir kartu jausdavome Dievo ranką. Kitą dieną po to, kai sužinojau apie avariją, savo kuprinėje radau mamos laišką. Laiške ji rašė, Zeinai, nepamirš, kas toks esi ir iš kur atėjai. Mes melsimės už tave ir tavęs ilgėsimės. Zeinas tęsė, negalėjo būti tinkamesnių mamos atsisveikinimo žodžių. Žinau, kad ji kartu su Taneriu, Eli ir mano tėčiu meldžiasi už mano brolius ir mane. Žinau, kad jie meldžiasi, jog nepamirščiau, kas esu, nes aš, kaip ir jūs, esu Dievo vaikas. Ir jis čia atsiuntė mane. Liudiju, kad ir kokie vieni besijaustumėm, Dievas mūsų neapleis. Mano brangus draugai, jūsų gyvenimas neprasidėjo gimimu ir nesibaigs mirtimi. Tikėjimas tai pasirinkimas. Stiprinkite savo tikėjimą ir gyvenkite taip, kad užsitarnautumėte šiuos pagiriančius gelbėtojo žodžius. Didis tavo tikėjimas. Jei taip gyvensite, pažadu, kad dėka savo tikėjimo ir Jėzaus Kristaus malonės, vieną dieną atsidursite savo mylimųjų gretose, švarūs ir tyri Dievo akivaizdoje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Man suspaudė širdį per neseniai vykusį susitikimą su nuostabiais pastarųjų dienų šventaisiais. Buvo užduotas klausimas, kas trokšta vėl gyventi su dangiškuoju tėvu. Visi pakėlė rankas. Kitas klausimas buvo, kas iš jūsų esate tikri, kad jums pasiseks tai padaryti. Liūdna, bet dauguma rankų nusileido. Kai suvokėme skirtumą tarp to, kas dabar esame, ir to, kuo trokštame tapti, daugelis yra gundami pasirinkti, prarasti tikėjimą ir viltį. Kadangi niekas nešvarus negali gyventi su Dievu, norėdami vėl gyventi su juo, turime būti apvalyti nuo nuodėmių ir pašventinti. Jei turėtume tai padaryti vieni, nė vienam iš mūsų nepavyktų. Bet mes nesame vieni. Iš tikrųjų, mes niekada nesame vieni. Galime gauti dangiškos pagalbos dėl Kristaus ir jo apmokėjimo. Gelbėtojas sakė, jei tikėsite mane, turėsite galios daryti viską, ką tik man reikalinga. Naudojamas tikėjimas stiprėja. Apsvarstykime 3 principus, kurie padės mums kelionėje atgal pas mūsų dangiškąjį tėvą. Mūsų mažiausias anūkėlis iliustruoja pirmąjį principą. Išmokęs šliaužioti, o vėliau atsistoti, jis buvo pasiruošęs pamėginti vaikščioti. Po kelių pirmųjų mėginimų jis pargriuvo, ėmė verkti ir į mus pažvelgė tokiu žvilgsniu, tarsi sakytų, aš niekada daugiau to nebemėginsiu. Jam pargriuvus, jo mylintis tėvai nemanė, kad jis beviltiškas ir kad niekada nevaikščios. Jie tiesė rankas ir kvietė jį, o jis, žvelgdamas juos, vėl mėgino eiti link jų meilingo, meilės kupino glėbio. Mylintis tėvai visada pasiruošia ištiestomis rankomis pasveikinti net mažiausią mūsų žingsnelį teisingą kryptimi. Jie žino, kad mūsų ryžtas vėl ir vėl mėginti ves į pažangą ir sėkmę. Gelbėtojas mokė, kad norėdami paveldėti Dievo karalystę, turime tapti kaip maži vaikai. Taigi, dvasiškai kalbant, pirmasis principas yra daryti taip, kaip darėme būdami vaikai. Su vaikišku nuolankumu ir ryžtu išlaikyti žvilgsnį į savo dangiškai tėvą ir gelbėtoją. Mes žengėme link jų, išlaikydami tą žingsnį, niekada neprarasdami vilties, netgi tada, kai pargriuvome. Mūsų mylintis dangiškasis tėvas džiaugiasi kiekvienu geru mūsų žingsniu, o jei pargriuvome, jis džiaugiasi kiekviena pastanga atsistoti ir mėginti vėl. Antrąjį principą iliustruoja 2 ištikimi šventieji, kurie abu labai troško rasti amžinąjį bendražygį. Abu pamaldžiai žengė tikėjimo kupinus žingsnius. Jurijus, pastarųjų dienų šventasis iš Rusijos, po didelių aukų leidosi į ilgą kelionę į šventyklą. Traukinyje jis pastebėjo gražią moterį švytinčių veidų ir pajuto, kad turėtų su ją pasidalinti Evangeliją. Jis pradėjo skaityti Mormono knygą, neturėdamas ką daugiau padaryti ir tikėdamasis, kad jie atkreips į tai dėmesį. Jurijus nežinojo, kad ta moteris, Marija, irgi buvo pastarųjų dienų šventoji. Nežinodama, kad jis taip pat yra narys, ir Marija, sekdama dvasinių raginimų pasidalinti Evangeliją, pradėjo skaityti Mormono knygą, tikėdamasi, kad jis galbūt pasiteiraus dėl jos. Vienu metu pakėlė akis, Jurijus ir Marija nustebę pamatė, kad abu rankose laiko por Mormono knygą ir žinoma, jie vienas kitą pamilo ir buvo užantspauduoti šventykloje. Dabar Jurijus ir Marija Kutepovai, kaip amžinėje bendražygiai, daug prisideda prie bažnyčios stiprinimo Rusijoje. Čia norėčiau pabrėžti ne tik šios poros pasiryžimą veikti su tikėjimu. Taip pat svarbus antrasis principas. Viešpats į mūsų ryžtą veikti su tikėjimu atsiliepia dar karščiau. Į mūsų pasiryžimą žengti žingsnį ne tiesiog atsiliepiama, bet atsiliepiame gausesnėmis jo pažadėtomis palaimomis. Dangiškasis tėvas ir mūsų gelbėtojas trokšta mus laiminti. O tada jie teprašo 1/10 dalies to, kuo mus palaimino ir pažada, kad atsivers dangaus langai. Visada, kai ryžtingai veikiame su tikėjimu Jėzumi Kristumi ir žengiame dar žingsnį,
ypač nepatogu, reikalaujantį pasikeitimo ar atgailos žingsnį, esame laiminami stiprybę. Liudiju, kad Viešpats ves mus prie kitų žingsnių ir padės juos žengti. Jis savo gale dar karščiau atsilieps į mūsų pastangas, jei būsime pasiryžę toliau mėginti, atgailauti ir judėti pirmyn su tikėjimu dangiškojo Tėvu ir Jėzumi Kristumi. Dvasinės dovanas pažadėtas ne tik tiems, kurie myli Dievą ir laikosi visų jo įsakymų, bet ačiū Dievui ir tiems, kurie stengiasi taip daryti. Stiprybė suteikiama tiems, kurie nesiliauja stengtis. Du labai svarbus kas savaitiniai kelrodžiai, žymintis mūsų kelionę pas dangiškąjį Tėvą, yra nuolatinė sakramento apeigų sandora ir tai, kaip laikome šabo. Prezidentas Russellas M. Nelsonas praėjusioje visuotinėje konferencijoje mokė, kad šabas yra Viešpaties dovana mums. Tai, kad kiekvieną savaitę stropiai laikome šabo, yra mūsų ženklas Viešpačiui, kad jį mylime. Kiekvieną šabą liudijame, kad esame pasiryžę priimti jo vardą, visuomet jį atminti ir laikytis jo įsakymų. Atsakydamas dėl mūsų atgailaujančios širdies ir šio įsipareigojimo, Viešpats atnaujina mums pažadėtą nuodėmę atleidimą ir leidžia, kad jo dvasia visuomet būtų su mumis. Šventosios dvasios įtaka mus tobulina, stiprina, moko ir veda. Jie atmindami gelbėtoją per tuos du svarbius kelrodžius, atgręšime savo širdį į jį, į mūsų pastangas vėl dar karščiau bus atsakyta jo pažadėtomis palaimomis. Mums pažadama, kad jei stropiai laikysime šabo dienos, žemės pilnatvė bus mūsų. Kelias atgal pas mūsų dangiškąjį Tėvą veda į Viešpaties namus, kur esame palaiminami galimybę priimti gelbstinčias apeigas savo patiems ir už savo išėjusius artimuosius. Prezidentas Boydas Pakeris mokė, kad apeigos ir sandoros tampa mūsų leidimais eiti į Dievo akivaizdon. Meldžiu, kad visuomet būtume verti šventyklos rekomendacijos ir naudotume ją reguliariai tarnaudami šventykloje. Trečias principas toks. Turime priešintis prigimtinio žmogaus polinkiu atidėlioti ar pasiduoti. Žengdami pirmyn sandoros keliu, mes darysime klaidas, kai kurias daugelį kartų. Kai kurie iš mūsų vargstame dėl elgesio įpročių ar priklausomybių, kurias jaučiamės bejėgiai įveikti. Tačiau tikėjimas dangiškojo Tėvu ir Jėzumi Kristumi yra veiksmo ir galios principas. Jei esame pasiryžę veikti, mums bus suteikta stiprybė atgailauti ir pasikeisti. Mums nepavyksta tik tada, jei su tikėjimu nežengiame dar kito žingsnio pirmyn. Mums tikrai pavyks viską atlikti, jei su tikėjimu priimsime pasaulio gelbėtojo jungą. Jis niekada nenuvylė ir niekada nenuvils mūsų. Pažadu, kad į kiekvieną tikėjimo kupiną žingsnį bus atsakyta su pagalba iš dangaus. Nurodymus gausime, jei melsime savo dangiškam Tėvui ir klausysime šventosios dvasios. Stiprybės gausime dėl apmokančios Jėzaus Kristaus aukos. Išgydymas ir atleidimas ateis dėl Dievo malonės. Išminties ir kantrybės įgysime pasikliaudami Viešpaties pasirinktų laiku. Apsaugoti būsime, sekdami dabartinių Dievo pranašų Tomas Monsonu. Buvote sukurti, kad džiaugtumėtės. Džiaugtumėtės tuo džiaugsmu, kurį pajusite, kai būdami verti grįžte pas savo dangiškąjį Tėvą ir Jėzų Kristų ir įžengsite į jų šiltą glėbį. Liudijo apie šias absoliučias tiesas. Jūsų mylintis dangiškasis Tėvas ir jo sūnus Jėzus Kristus gyvi. Jie pažįsta ir myli jūs. Su meile jie kviečia jūs žengti kitą žingsnį. Nedelskite. Ženkite jį dabar. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Pagal dirigento ženklą susirinkusieji atsistosime ir kartu su choru giedosime giesmę Šlovink viešpatį visagalį. Po giesmės išklausysime prezidentą Dieterį F. Uchtdorfą, antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Po to man teks privilegija kreiptis į jūs. Po mano kalbos choras sugiedos giesmę Noriai tavim seku. How beautiful to sing together and praise the Lord. 2600 years ago, Prieš 2600 metų Babilonijoje gyvavo galingiausia pasaulio tauta. Vienas senovės istorikas rašė, kad Babilonės miestą supančių sienų aukštis siekia daugiau nei 90 metrų, o storis 25 metrus. and 300 feet high and 80 feet thick. Jis rašė, nėra jokio kito miesto, kuris savo didingumu panašėtų ją. Savo dienomis Babilonė buvo pasaulinis mokslo, teisės ir filosofijos centras. Jos karinė galia buvo neprilygstama. Jis sutraiškė Egipto galę.
Ji užgrobė, apiplėšė ir sudegino Sirijos sostinę Ninevę. Ji be vargo užkariavo Jeruzalę ir iš jos išsivedė geriausius ir šviesiausius Izraelio vaikus, kurie turėjo tarnauti Babilonės karaliui Nebukadnecarui. Vienas iš tų belaisvių buvo vaikinas vardu Danielius. Daugelis mokslininkų mano, kad Danieliui tuo metu buvo nuo 12 iki 17 metų. Mano mylimi Arono kunigystės turėtojai. Tik pagalvokite, visai tikėtina, kad Danielius buvo jūsų bendraamžis, kuomet jis atsidūrė to karaliaus namuose ir ten buvo mokomas pasaulietiškos Babilonės kalbos, teisės, religijos ir mokslo. Ar galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus, kuris prievartai yra nugabenamas 800 km iš namų į užsienio miestą ir ten mokomas savo priešų religijos? Danielius augo kaip Jehovos pasekėjas. Jis tikėjo ir garbino Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievą. Jis studijavo pranašų žodžius ir žinojo apie Dievo bendravimą su žmonėmis. Tačiau dabar, dar būdamas visai jaunas, Babilonijoje jis tapo kalinčių mokiniu. Jis greičiausiai patyrė didelį spaudimą paveikti savo senus įsitikinimus ir įsisavinti Babilonės tikėjimą. Tačiau jis liko ištikimas savo tikėjimui, tiek žodžiais, tiek darbais. Daugelis iš jūsų žinote, ką reiškia ginti nepopuliarią tiesą. Kalbant šiuolaikiniu interneto žargonu, oponentai mus užverčia fleimu. Tačiau Danielius rizikavo ne tik viešą pajuoką. Išdrįsę kvestionuoti religinius Babilonės vadovus, suprato tiek perkeltinę, tiek tiesioginę prasmėmis, ką reiškia būti užfleimintų. Paklauskite apie tai Danieliaus draugus Šadrachą, Mešachą ir Abednegą. Nežinau, ar Danieliui buvo lengva būti tikinčiuoju tokioje aplinkoje. Kai kurie žmonės yra palaiminti tikinčia širdimi. Tikėjimas jiems yra lyg dangaus dovana. Tačiau įsivaizduoju, jog Danielius, kaip ir dauguma mūsų, turėjo ugdyti savo liudijimą. Esu tikras, kad Danielius praleido daug valandų ant kelių ir maldoje, ant tikėjimo altoriaus išklodamas visus savo klausimus ir baimės. Tada su supratimu ir išmintimi laukdavo viešpaties. Ir viešpats tikrai palaimino Danielių. Nors jo tikėjimas buvo išbandomas ir išjuokiamas, Danielius liko ištikimas tam, apie ką sužinojo iš savo patirties. Danielius tikėjo. Danielius nebejojo. Ir tada vieną naktį karalius Nebukadnecaras susapnavo vieną jį neraminti ėmusi sapną. Jis susišaukė savo mokslininkų ir patarėjų komandą ir pareikalavo iš jų pasakyti, ką jis susapnavo ir atskleistų to sapno prasmę. Žinome, jie negalėjo. Jie šaukė, niekas negali padaryti to, ko prašai. Tačiau tai Nebukadnecarą tik dar labiau įsiutino ir jis įsakė, kad visi išminčiai, magai, kerėtojai ir patarėjai būtų sudraskyti į kąsnelius, įskaitant Danielių ir kitus jaunus mokinius iš Izraelio. Susipažinę su Danieliaus knyga žinote, kas nutiko toliau. Danielius paprašė Nebukadnecarą duoti truputį daugiau laiko, tad jis ir jo ištikimieji bendražygiai kreipėsi į savo tikėjimo ir moralinės stiprybės šaltinį. Tuo gyvybiškai svarbiu metu jie meldėsi Dievui ir paprašė dangiškos pagalbos.
ir paslaptis buvo apreikšta Danieliui nakties regėjime. Danielius, jaunuolis iš užkariautos tautos, baugintas ir persekiotas už tikėjimą savo keista religija, atėjo pas karalių ir atskleidė jo sapną ir sapno reikšmę. Ištikimybės savo Dievui rezultatas buvo toks, kad nuo tos dienos Danielius tapo patikimu karaliaus patarėju, visoje Babilonijoje pagarsėjusi savo išmintimi. Berniukas, kuris tikėjo ir gyveno pagal savo tikėjimą, tapo Dievo vyru, pranašu, teisumo kunigaikščiu. Visų šventąją kunigystę turinčių klausiu, ar esame panašus į Danielių? Visų mūsų turinčių šventą Dievo kunigystę klausiu, ar esame panašus į Danielių? Ar esame lojalūs Dievui? Ar gyvename sulig savo pamokslavimu, ar tęsame sekmadieninį krikščionis? Ar mūsų kasdieniai veiksmai aiškiai atspindi tai, kuo tikime tikį? Ar padedame vargšams ir beturčiams, ligotiems ir prislėgtiems? Ar mes tik kalbame? Ar entuziastingai veikiame? Broliai, mums daug duota. Esame mokyti dieviškų, sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesų. Mums yra patikėtas kunigystės įgaliojimas, kad padėtume savo artimui ir žemėje statytume Dievo karalystę. Gyvename didelio dvasinės galios išsiliejimo metu. Turime tiesos pilnatvę. Turime kunigystės raktus, užantspaudavimui žemėje ir danguje. Kaip niekad anksčiau tapo prieinami šventieji raštai ir gyvųjų pranašų ir apaštalų mokymai. Mano brangus draugai, nepriimkime šių dalykų lengvabūdiškai. Su šiomis palaimomis ir privilegijomis gaunamos didelės pareigos ir įsipareigojimai. Laikykimės jų. Iš senosios Babilonijos miesto liko tik griuvėsiai. Jos puikybė išnyko. Tačiau babiloniškasis pasaulietiškumas ir nelabumas neišnyko. Dabar turime rinktis, ar likti tikinčiaisiais netikėjimo pasaulyje. Turime imtis iššūkio kasdien gyventi pagal sugrąžintosios Jėzaus Kristos Evangelijos principus ir ištikimai laikytis Dievo įsakymų. Turime išlikti ramus, spaudžiant bendraamžiniams. Pernelyg nesižavėti populiariomis tendencijomis ar netikrais pranašais. Nekreipti dėmesio į bedėjų pajuokas. Atsispirti piktojo gundimams ir nugalėti savo pačių tingėjimą. Tik pagalvokite apie tai. Danieliui būtų buvę žymiai lengviau pasinerti Babilonės gyvenimo būdą. Jis galėjo nesilaikyti varžančių elgesio normų, kurias Dievas davė Izraelio vaikams. Jis galėjo valgyti gausybę karaliaus maisto ir mėgautis pasaulietiškais prigimtinio žmogaus malonumais. Jis galėjo išvengti pajuokos. Jis būtų buvęs populiarus. Jis būtų pritapęs. Jo kelias galėjo būti mažiau komplikuotas. Ir taip, žinoma, galėjo būti tik iki tos dienos, kuomet karalius pareikalavo išaiškinti jo sapną. Tada Danielius būtų supratęs, kad kaip ir kiti Babilonijos išminčiai, jis prarado ryšį su tikrųjų šviesos ir išminties šaltiniu. Šį išbandymą Danielius išlaikė, o mūsiškis tebesitęsė. Šėtonas, mūsų priešas, nori,
kad pralaimėtume. Stengdamasi sunaikinti mūsų tikėjimą, jis skleidžia melą. Jis gudramu mums perša nuomonę, kad abejojantis, skeptiškai nusiteikęs ir ciniškas žmogus yra išprūsęs ir protingas žmogus. O tikintis Dievu ir jo stebuklai žmogus yra naivus, aklas ir su išplautomis smegenimis. Jis propaguos mintį, jog abejoti dvasinėmis dovanomis ir tikrųjų pranašų mokymais yra geras dalykas. Norėčiau padėti kiekvienam suprasti šį vieną faktą. Dievu tikime dėl to, kad širdimi ir protu kažką žinome, o ne dėl to, kad nežinome. Mūsų dvasiniai patyrimai kartais yra pernelik šventi, kad galėtume juos paaiškinti pasaulietiškais terminais, tačiau tai nereiškia, kad tokių patyrimų nėra. Savo vaikams dangiškasis tėvas yra paruošęs dvasinę puotą su pačiu rafinuočiausiu maistu, kokį te galima įsivaizduoti. Tačiau vietoj to, kad mėgautųsi šiomis dvasinėmis dovanomis, ciniškai nusiteikusiai tenkinasi tik pašaliečio žvilgsniu ir siurbčiojimu iš skepticizmo, abejonės ir nepagarbos stiklinės. Kodėl žmogus rinktųsi gyventi tenkindamas tik savo paties supratimo žvakės liepsnele? Jei kreipdamasis į dangiškąjį tėvą, jis galėtų gauti saulėtos dvasinio pažinimo šviesos, praplėsiančios jo protą išmintimi ir jo sielą užpildysiančios džiaugsmu. Kai su žmonėmis kalbame apie tikėjimą ir įsitikinimus, ar dažniausiai negirdime sakant, norėčiau tikėti taip, kaip tu? Tokiame klausime slypi dar viena šėtono suktybė. Vieniems žmonėms tikėjimas prieinamas, o kitiems ne. Tikėjime tai jokia magija. Tačiau norėjimas tikėti yra pirmas būtinas žingsnis. Dievas nėra šališkas. Jis yra jūsų tėvas. Jis nori bendrauti su jumis. Tačiau tam taip pat reikia truputį moksliško žingeidumo, eksperimento su Dievo žodžiu ir tikėjimo dalelės panaudojimo. Tam reikia ir šiek tiek nuolankumo. Tam reikia atviros širdies ir atviro proto. Tam reikia ieškojimo, pilnąja šio žodžio prasme. Ir turbūt sunkiausia iš visų, tam reikia kantrybės ir viešpaties laukimo. Jei nedėsime jokių pastangų tikėti, tai būsime panašus į žmogų, kuris išjungia žibintą, imtų keiksnoti į žibintą, kad šis nešviečia. Neseniai mane nustebino ir nuliūdino vieno Rono kunigystę turinčio didžiavimasis tuo, kad atsiribojo nuo Dievo. Jis pasakė, jei Dievas man pasirodys, tada imsiu tikėti. Iki tol, ieškodamas tiesos kelią prieš akį, šviesiasi kliaudamasis tik savo paties supratimu ir protu. Nežinau, kas dedasi to vaikino širdyje, tačiau man jo labai smarkiai pagailo. Kaip lengvai jis atmetė viešpaties jam duodamas dovanas. Atrodo, kad pats atjungęs prožektorių šis vaikinas protingai pareiškė, jog šviesos nėra, ir jį tai tenkina. Deja, šiandien toks požiūris yra gana populiarus. Jei tikimės, kad Dievas mums viską įrodys, tai imame ieškoti priežasčių į Dievo įsakymus rimtai nežiūrėti
ir kratomės atsakomybės išlaikyti savo ryšį su dangiškoju Tėvu. Broliai, leiskite pasakyti aiškiai. Ciniškume nėra nieko kilnaus ar įspūdingo. Būti skeptišku lengva, juo gali būti bet kas. Tačiau gyvenimui tikėjimu reikalinga moralinė stiprybė, atsidavimas ir drąsa. Tvirtai besilaikantieji už tikėjimo ir žymiai įdomesni, nei tie, kurie iškilus mįslingiems klausimams ima abejoti. Tad neturime stebėtis, kodėl tikėjimas visuomenė yra nevertinamas. Pasaulio istorija yra kupina pavyzdžių apie tai, kaip ji atmeta tai, ko nesupranta. Pasaulio ypač sudėtinga suvokti tai, ko negalima pamatyti. Tačiau kažko nematymas savo fizinėmis akimis nereiškia, kad tas kažkas neegzistuoja. Tikrai, danguje ir žemėje yra žymiai daugiau dalykų nei svajojama. Mūsų vadovėliuose, mokslo žurnaluose ir pasaulio filosofijose. Visa tai yra kupina nepaaiškinamų ir pribloškiančių stebuklų, kurias apriekti galima tik dvasinėmis akimis. Jei pasirinksime tikėti, tikėjimą panaudosime atgailai ir seksime gelbėtoju Jėzumi Kristumi, tai atmerksime savo dvasinės akis ir išvysime sunkiai įsivaizduojamą didybę. Tokiu būdu mūsų įsitikinimai ir tikėjimas stiprės ir imsime regėti dar daugiau dalykų. Broliai, liudiju jums, kad net pačiu sudėtingiausiu metu gelbėtojams jums tars tai, ką jis tarė sunerimusiam tėvui prisigrūdusioje Galilėjos gatvėje. Nenusigask, vien tikėk. Mes galime pasirinkti tikėti, nes tikėjime atrasime šviesos aušrą, atrasime tiesą, atrasime ramybę. Dėl savo tikėjimo mes daugiau niekada nebealksime, niekada nebetrokšime. Dievo malonės dovanų dėka galėsime likti ištikimi savo tikėjimui, o mūsų sielos bus pripildytos lyg versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Patirsime tikrąjį ir išliekantį džiaugsmą. Todėl, mano brangus draugai, mano mylimi kunigystės broliai, turėkite drąsos tikėti. Nenusigaskite, vien tikėkite. Imkite pavyzdį iš Danieliaus. Meldžiu, kad kiekvienas iš mūsų, jaunas ir senas, rastume naujų jėgų, drąsos ir troškimo tikėti. Šventuoju mūsų mokytojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. My beloved brethren, we are grateful. Mano mylimi broliai, esame dėkingi, kad viešpats pašaukė vyresnį Ronaldą Rasbandą, Gary Stevensoną ir vyresnį Deiladžį Renlandą viešpaties Jėzus Kristaus apaštalais. Palaikome juos savo širdimis, savo maldomis ir savo tikėjimu. Žinome, kad jie daug gali. Tačiau ir jiems, kaip ir visiems mums, savo pašaukime reikės patikinimą, jog savo darbe viešpats yra su jais. Tokio patikinimo reikia ir naujam diakonui, ir naują pašaukimą gavusiam patyrusiam aukštajam kunigui. Šis patikinimas auks sulig jūsų noru suprasti, kad jis jūs pasišaukia per savo tarnus. Šiuo raginimu noriu jums padėti suprasti, kad jei darysite savo dalį, tai viešpats jūsų pastangoms pridės savosios galios. Bet kuriam viešpatės karalystėje gautam pašaukimui prireiks kažko daugiau nei mūsų žmogiško supratimo ir asmeninių galių.
Tokiems pašaukimams reikia viešpaties pagalbos, kurie ateis. Net naujas diakonas supras, kad tai tiesa, ir bėgant metams jis sužinos daugiau. Šį vakarą čia yra vienas iš mano anūkų, kuriam tai pirmasis kunigijos susirinkimas. Vos prieš 6 dienas jis buvo įšventintas į diakonus. Jis galbūt manys, kad pirmoji jo kunigystės pareiga bus kitą sekmadienį išdalinti sakramentą. Meldžiu, kad tą akimirką jis pamatytų tokią, kokie jie yra iš tikrųjų. Jis galbūt manys, kad jo darbas viešpačiui yra nešioti sakramento padėklą tarp sakramento susirinkime sėdinčių žmonių. Tačiau viešpaties tikslas nėra vien tai, kad žmonės valgytų duonos ir vandens. Jo tikslas yra tai, kad jie laikytųsi sandoros, padėsiančios jiems eiti pirmin link amžinojo gyvenimo. O kad tai nutiktų, viešpats turi suteikti dvasinį patyrimą žmogui, kuriam diakonas paduoda padėklą. Mačiau, kaip tai nutiko senelio prieglaudoje, kuomet vienas diakonas palinko, kad žilagalviai seneliai paduotų padėklą. Ji pažvelgė į duoną kaip į kokią brangenybę. Niekad nepamirštu tos jos šypsenos, kuomet suvalgiusi jį paglostė diakonui galvą ir garsiai tarė: ačiū tau. Tas diakonas tiesiog atliko savo kunigystės pareigą, tačiau viešpats sutaurino to diakono poelgį. Buvo akivaizdu, kad toji moteris atmini gelbėtoją, nes išreiškė nuoširdų dėkingumą už diakono tarnystę. Kai jai buvo paduotas sakramentas, ji buvo patikinta, kad su ja bus dvasia. Tądien senelio prieglaudoje ji nebuvo viena. O ir pats diakonas toje tarnystėje nebuvo vienas. Jaunasis mokytojas Arono kunigystėje gali nejausti, kad eidamas mokyti šeimos porininkų jo darbe jis turi patį viešpatį. Vis dar pamenu paprastą mūsų namuose apsilankiusio jauno namų mokymo porininko išsakytą liudijimą. Dvasia patvirtino jo žodžius man ir mano šeimai. Galbūt tos dienos jis nebepamena, tačiau aš pamenu. Viešpats išaukštins to jaunuolio pastangas dar kartą, kai jis bus pašauktas tapti kunigu. Galbūt pirmąjį krikštą jis atliks visai nepažįstamajam jaunuoliui. Galbūt jis pergyvens, kad nepamirštų žodžių ir apeigas atliktų teisingai. Tačiau viešpats, kurio tarnas jis yra, išaukštins jo pasiaukojimą. Jo krikštijamas asmuo pasirinko eiti keliu vedančiu į amžinąjį gyvenimą. Viešpats atliks savąją didesnėje dalį. Taip jis kartą padarė man, kai mano pakrikštytas berniukas ašaromis akyse man jau užsitarė: aš švarus, aš švarus. Kai eisite nuo vienos kunigystės tarnystės prie kitos, pamatysite, kad kartu su jumis darbuojasi ir viešpats. Prieš daugelį metų apie tai supratau vienoje kolo konferencijoje susitikęs su Tenykščių vyresniųjų kvorumo prezidentu. Tos konferencijos metu buvo pateikta virš 40 pavardžių vyrų, kurie turėjo gauti Melkisedeko kunigystę. Sėdėjau ant pakilos ir kol prezidentas palinko prie manęs ir sušnibždėjo. Visi šie vyrai buvo mažiau aktyvūs numatomi vyresnieji. Nusistebėjęs paklausiau prezidento, kokią programą jis panaudojo šių vyrų gelbėjimui. Jis parodė į vieną sakramento salės gale sėdėjusį vaikiną. Jis tarė, štai dauguma šių vyrų sugrįžo dėl šio vyresniųjų kvorumo prezidento. Jis sėdėjo galinėje eilėje, apsirengęs paprastai, sukryžiuotos kojos laikė ištiesęs, buvo apsiavęs nudremštais botais. Kolo prezidento paprašiau, kad po susirinkimo mane su juo supažindintų. Susitikęs, tam vaikinui išreiškiau nuostabą tuo, ką jis nuveikė ir paklausiau, kaip jis tai padarė. Jis patraukė pečiais, jis visai nemanė, kad turi būti už tai pagirtas. Tada išvelniai tarė, cituoju, pažįstu kiekvieną neaktyvų vaikiną šiame mieste.
Dauguma jų turi pikapus. Ir aš turiu. Savąjį pikapą plaunu ten pat, kur ir jie. Ilgainiui jie tapo mano draugais. Tada laukiu, kai jų gyvenime nutinka kas nors negero. Visada tai būna. Jie man apie tai pasako. Aš pasiklausau ir nebandau prikaišyti. O tada, kai jie pasako, mano gyvenime kažkas netvarkoj, tikrai turi būti kažkas geriau nei šitai. Aš pasakau, ko jiems trūksta ir kur jie tai gali surasti. Kartais jie patiki manimi, o jei patiki, tai veduosi juos su savimi. Turbūt suprantate, kodėl jis kuklinosi, nes suprato, kad jis te padarė mažesnę dalį, o viešpats padarė visą kitą. Būtent viešpats palytėjo į bėdą papuolusių vyrų širdis. Būtent viešpats atsiuntė jiems jausmą, kad jiems turi būti kažkas geriau ir davė viltį, kad tai suras. Tas vaikinas, kuris kaip ir jūs, buvo viešpaties tarnas. Tiesiog tikėjo, jog jei jis padarys savo mažesnę dalį, tai viešpats padės tiems vyrams grįžti į tokius namus ir į tokią laimę, kurią tik jis te gali jiems suteikti. Šis vyras taip pat žinojo, kad viešpats vyresniųjų kvorumo prezidentu jį pasišaukė todėl, kad jis padarys savo dalį. Jums tarnaujant bus akimirkų, kai sėkmė nebus tokia nuostabi ir akivaizdi, kaip to jaunojo vyresniųjų kvorumo prezidento. Būtent tada jums reikės patikinimo, kad viešpas, žinantis, jog vykdote savo darbo dalį, jūs pasišaukė per savo įgaliuotosius tarnus. Tikėjimas, kad esi pašauktas viešpaties tarnų, buvo gyvybiškai svarbus mano prosenelio Henrio Airingo misionieriškai tarnystei. Jis buvo pakrikštytas 1855 metų kovo 11 dieną St. Louise, Misūrio valstijoje. Netrukus po to Erastas naujai įšventino į kunigo pareigybę. Spalio 6 dieną Orsonas Spenceris jį pašaukė į misiją pas Čerokių gentį. Spalio 11 dieną jis buvo įšventintas į vyresniuosius. Spalio 24 dieną jis ant arklio išėjo į misiją pas Čerokius. Jam buvo 20 metų, o atsivertė tik prieš 7 mėnesius. Jei kas nors turintis kunigystę jautėsi netinkamas ar nepasiruošęs, tai jo buvo Henris Airingas. Vienintelė priežastis, dėl kurios jis išdrįso vykti, buvo ta, jog širdėje žinojo, kad Dievas jį pasišaukė per savo įgaliuotosius tarnus. Tai buvo jo drąsos šaltinis. Kad išsilaikytume bet kokiame kunigystės pašaukime, tai turėtų būti ir mūsų drąsos šaltinis. Atitarnavęs 3 sunkius metus ir mirus misijos prezidentui, 1858 metų spalio 6 dieną vykusiame susirinkime vyresnysis Airingas buvo nominuotas ir palaikytas misijos prezidentu. Jis buvo nustebęs ir toks šokiruotas, koks būtų naujas diakonas. Jis rašė savo dienoraštyje: Pašaukimas į šias atsakingas pareigas man buvo labai netikėtas, bet kadangi tokia buvo brolių valia, su džiaugsmu jas priėmiau ir tuo pačiu jaučiu, jog esu labai silpnas ir nepatyręs. Tapęs prezidentu 1859 metais, jis keliavo per Čerokių, Krykų ir Čoktavų gentis. Per jo darbą viešpats, kaip prašė Henris, pagausino bažnyčią. Jis įkūrė 2 skyrius, tačiau pastebėjo, jog, čia cituoju, nedaug domisi ir palaiko bažnyčią. Citatos pabaiga. Po metų Henris susidūrė su sunkia realybė. Politiniai genčių, kuriuose jis tarnavo vadai, nebeleido pastarųjų dienų šventųjų misionieriams vykdyti savo darbą. Mąstydamas, ką daryti, jis prisiminė savo ankstesniojo misijos prezidento pamokymą, kad jis turėtų savo misiją pratęsti iki 1859 metų. Tų metų spalį Henris parašė užklausą prezidentui Brighamui Youngui, tačiau į savo klausimą atsakymo negavo. Henris rašė, cituoju,
Kadangi nieko neišgirdau iš bažnyčios prezidentūros, maldoje kreipiausi į viešpatį ir paprašiau man apreikšti savo valią, ar turėčiau pasilikti, ar keliauti į Sionę. Citatos pabaiga. Jis tęsė, cituoju, kaip atsakymą į savo maldą, susapnavau tokį sapną. Sapnavau, kad vos nuvykęs į Salt Lake City, nuskubėjau į prezidento Brighamo Youngo biurą, kur jį radau. Tačiau tariau jam, prezidente Youngai, aš palikau misiją ir savo sprendimu atvykau čia, bet jei manote, kad taip negerai, esu pasiruošęs sugrįžti ir užbaigti savo misiją. Sapne pranašas atsakė, tu ir taip ilgai užsibuvai, viskas gerai. Savo dienoraštyje Henris rašė, kadangi ankstesni mano sapnai visiškai išsipildydavo, ėmiau tikėti, kad ir su šiuo bus taip pat. Tad nedelsdamas ėmiau ruoštis kelioniai. Į Salt Lake City jis atvyko 1860 m. rugpjūčio 29 dieną. Didžiąją kelio dalį eidamas pėsčiomis. Kitą dieną jis nuėjo į prezidento Brighamo Youngo biurą. Ką ten patyrė Henris aprašė tokiais žodžiais, cituoju. Pasiprašiau pas prezidentą Youngą ir buvau jo maloniai priimtas. Tariau jam, prezidentė Youngai, atvykau čia nesiųstas. Tad jei pasielgiau netinkamai, pasiryžęs sugrįžti ir užbaigti savo misiją. Brighamas Youngas atsakė, viskas gerai, mes ieškojome tavęs. Savo džiaugsmą Henris išreiškė taip, tokiu būdu pilnai išsipildė mano sapnas. Jis džiaugiasi todėl, kad gavo patvirtinimą, jog viešpats darbavosi su juo ir rūpinosi juo. Jis sužinojo tai, kas yra susijęs su mumis visais. Apie viešpatės valią, viešpatės tarnai sužino per įkvėpimą. Henris Eyringas taip pat patvirtino tai, ką ir aš žinau, kad pranašas, būdamas kunigijos prezidentu, yra Dievo įkvėpiamas prižiūrėti ir rūpintis viešpatės tarnais. Ir pašaukti juos. Kad ir kokiame kunigystės pašaukime bebūtumėte, turbūt kartais jautėtės, lyg dangiškajam tėvui jūs nerūpite. Jei norite sužinoti jo valią, pasimelskite. Ir jei nuoširdžiai trokštate vykdyti viską, ko jis paprašys, tai gausite atsakymą. Dangiškasis tėvas leis jums pajausti, kad jis pažįsta jūs, kad jis yra dėkingas už jūsų tarnystę ir kad tampate vertu tokio taip jūsų trokštamo išgirsti pagirimo iš viešpatės, cituoju. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikščiai savo šeimininko džiaugsmą. Meldžiuosi, kad kiekvienas turintis kunigystę tarnautų su tikėjimu ir gelbėtų kiekvieną sielą, už kurią yra atsakingas. Dievas tikrai suteiks savo galios savo tarnų darbuose. Žmonių širdis bus paliestos rinktis tai, kas Evangelijos taku veda link laimės ir toli nuo sielvarto. Taip pat meldžiuosi, kad kiekvienas turintis kunigystę savo pašaukime jaustų meilingą ir akylą dangiškojo tėvo, gelbėtojo ir Dievo pranašo rūpestį. Reiškiu savo ypatingą liudijimą, jog esame prisikėlusio viešpaties Jėzaus Kristaus tarnystėje. Liudiju, kad jūs ir mane į savo tarnystę jis pasišaukė žinodamas apie mūsų galimybės ir kokios pagalbos mums prireiks. Jei jo tarnystėje atiduosime visą save, tai mūsų pastangas jis palaimins taip, kaip net nesitikėjome. Liudiju, kad Dievo pranašas, visos kunigijos žemėje prezidentas yra įkvėptas Dievo. Esu dėkingas už visur esančių ištikimų kunigystę turinčių pavyzdį. Dangiškasis tėvas ir gelbėtojas yra dėkingi už tai, kad darote savo darbą. Jie jūs pažįsta ir jūs myli. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Brethren, we are grateful for your attention. Dėkojame, broliai, už jūsų dalyvavimą šį vakarą. Likewise, thank the Taip pat dėkojame tėvų ir sūnų chorui, broliui Mendenhalui ir broliams Ansvartui ir Kriščiansinui už jų įkvepinti muzikavimą. Reiškiame dėkingumą visiems tiems, kurie bet kuo padėjo surengti šią transliaciją. Paskutinį šioje sesijoje kalbės prezidentas Thomas S. Monsonas. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme, visi išgirs tiesą jo. Tada baigiamąją maldą sukalbės brolis Stevenas Ovenas, visuotinis vaikinų organizacijos prezidentas. Mano mylimi broliai, kaip gera vėl būti su jumis. Šį vakarą mus įkvėpė išgirsti žodžiai. Meldžiu, kad tai, ką kalbėsiu, taip pat būtų įkvėpta. Mano šio vakaro žinia labai aiški. Ji tokia. Vykdyk įsakymus. Dievo įsakymai duoti ne tam, kad mūsų žlugdytų ar kliudytų mūsų laimiai. Kaip tik priešingai. Tas, kuris mūsų kūrė ir myli, tobulai žino, kaip turėtume gyventi, kad susilauktume didžiausios įmanomos laimės. Jis mums suteikia nurodymus, kurie, jei jų laikysimės, saugiai ves mus per šią didžiąją pavojingą žemišką kelionę. Prisiminkime gerai žinomas giesmės žodžius. Vykdyk įsakymus, tai būsi apsaugotas, būsi ramus. Mūsų dangiškasis tėvas myli mus. Myli mus tiek, kad pasakytų, nemeluosi, nevoksi, nesvetimausi, mylėsi savo artimą kaip save patį ir taip toliau. Mes žinome įsakymus. Taip pat žinome, kad jei laikysimės įsakymų, mūsų gyvenimas taps laimingesnis, pilnavertiškesnis ir netoks sudėtingas. Galėsime lengviau pakelti savo sunkumus ir problemas ir gausime jo pažadėtas palaimas. Tačiau duodamas mums įstatymus ir įsakymus, jis taip pat leidžia mums rinktis, juos priimti ar atmesti. Mūsų sprendimai šiuo klausimu nulems mūsų likimą. Esu įsitikinęs, kad kiekvieno iš mūsų galutinis siekis tai amžinasis gyvenimas dangiškojo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus akivaizdoje. Todėl labai svarbu, kad mūsų sprendimai gyvenime vestų link šio didžio tikslo. Tačiau žinome, kad šėtonas siekia, kad mums nepavyktų. Jis su savo pilkais nepaliaujamai stengiasi sutrukdyti mums įgyvendinti teisius troškimus. Jie kelia rimtą ir nuolatinę grėsmę mūsų amžinajam išgelbėjimui, nebent mes taip pat nepaliaujamai ryžtingai dedame pastangas, kad pasiektume savo tikslą. Apaštalas Petras įspėjo mus, būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas, ką praryti. Nors gyvenime nebūna tokių laikotarpių, kai nesame gundomi, jūs, vaikinai, esate tokio amžiaus, kai esate ypač pažeidžiami. Paauglystės metais dažnai nepasitikime savimi, jaučiamės lyg neatitiktume lūkesčių, bandome atrasti savo vietą ir pritapti prie bendramžių. Galite susigundyti nuleisti savo standartų kertelę ir sekti minę, tam, kad jūs priimtų tie, su kuriais trokštate draugauti. Prašau, būkite stiprus ir pasirengę įveikti bet ką,
kas atimtų jūsų amžinybės palaiminimus. Čia ir dabar priimami sprendimai lemia amžinybę. Pirmame laiške korintiečiams rašoma: esame įvairių balsų pasaulyje. Mūsų supa įtikinėjantis balsai, viliojantis balsai, pašaipų balsai, gudrus balsai ir apgaulingi balsai. Galiu pridurti, kad tai garsus balsai. Patariu jums sumažinti jų garsą ir verčiau klausytis ramaus, tylaus balso, kuris nuves jūs į saugią vietą. Prisiminkite, kad turintis įgaliojimą uždėjo rankas ant jūsų galvos po to, kai buvote pakrikštyti, ir patvirtino jūs bažnyčios narių žodžiais: priimk šventąją dvasią. Atverkite savo širdis, net pačias sielas, tam ypatingam balsui, liudijančiam apie tiesą. Pranašas Izaijas pažadėjo: girdėsi jo balsą, sakantį: štai tikrasis kelias, juo eikite. Tikiuosi, kad visada būsite nusistatę išgirsti šį paguodžiantį ir vedantį balsą, kuris jūs apsaugos. Įsakymų nepaisimas atvėrė kelią tam, ką aš vadinu šių dienų maru. Tai beribio leistinumo maras, pornografijos maras, narkotikų maras, amoralumo maras, abortų maras. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Raštai mus moko, kad šėtonas yra viso to kūrėjas. Mes žinome, kad jis yra visų melų tėvas, kad apgaudinėtų ir akintų žmonės. Maldauju jūsų vengti bet ko, kas atimtų iš jūsų laimę tiek žemiškajame gyvenime, tiek būsimajame amžinajame gyvenime. Savo apgaulėmis ir melais šėtonas temps jūs žemyn į sunaikinimą, jei jūs tai leisite. Tikėtina, kad jūs būsite tempiami žemyn, dar net nespėjus jums suvokti, kad nėra kelio atgal. Jūs jau girdėjote šėtono žinią. Jis gudriai gundo. Tik šis vienas kartas. Jis nieko nereikš. Visi taip daro. Nebūk senamadiškas. Laikai pasikeitė. Niekas nenukentės. Tu esi savo gyvenimo šeimininkas. Šėtonas pažįsta mus ir jis žino, kurioms pagundoms mums bus sunku atsispirti. Gyvybiškai svarbu, kad visuomet išliktume budrus ir nepasiduotume tokiems melams ir pagundoms. Prireiks didelės drąsos, kad išliktume ištikimi ir teisingi tarp vis augančios spaudimų ir klastingų įtakų, kurios supa mus ir iškreipia tiesą, naikina tai, kas gera bei padoru ir mėgina įpiršti pramanytas pasaulio filosofijas. Jei įsakymai būtų parašyti žmogaus, tai būtų jo teisė keisti juos pagal savo norus ar potvarkius ar kitais būdais. Tačiau įstatymai duoti Dievo. Pasinaudodami savo valios laisvę galime jų nepaisyti, tačiau negalime jų pakeisti, kaip negalima pakeisti jų nepaisimo ir laužimo pasekmių. Supraskime, kad mūsų didžiausia laimė gyvenime ateis tuomet, kai gyvensime pagal Dievo įsakymus ir jų laikysimės. Man labai patinka žodžiai parašyti Izaijo 32 skyriuje, 17 eilutėje. Cituoju. Teisumo poveikis bus taika,
o teisumo vaisius ramybė ir apsauga, tverianti per amžius. Citatos pabaiga. Tokia ramybė ir apsauga galima tik per teisumą. Negalima netrupučio nuolaidžiauti, kai turime reikalų su nuodėme. Negalime leisti savo manyti, kad galime truputį nesilaikyti Dievo įsakymų, nes nuodėmė pagriebs mus geležinė ranka, iš kurios išsivaduoti bus be galo skausminga. Priklausomybė, kuri ateina kartu su narkotikais, alkoholiu, pornografija ir amoralumu, yra reali ir beveik neįveikiama be didelių pastangų ir didelės pagalbos. Jei kažkam iš jūsų teko suklupti savo kelionėje, noriu patikinti jūs, kad yra kelias atgal. Šis procesas vadinamas atgaila. Nors šis kelias sunkus, nuo to priklauso jūsų amžinasis išgelbėjimas. Kas dar galėtų būti labiau verta jūsų pastangų? Maldauju jūs, čia pat nuspręsti imtis veiksmų reikalingų pilnai atgailai. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo anksčiau galėsite patirti ramybę ir apsaugą, apie kurią kalbėjo Izaijas. Neseniai girdėjau liudijimą vienos moters, kuri kartu su savo vyru išklydo iš saugaus kelio, sulaužė įsakymus ir per tai beveik sunaikino savo šeimą. Kai abu galiausiai pradėjo matyti savo priklausomybės miglą ir pastebėjo, koks nelaimingas tapo jų gyvenimas ir kaip jie skaudina tuos, kuriuos myli, jie pradėjo keistis. Atgailos procesas atrodė lėtas ir kartais skausmingas, tačiau padedant kunigystės vadovams, šeimai ir ištikimiems draugams, jiems pavyko sugrįžti. Perskaitysiu dalį sesers liudijimo apie gydančią atgailos galią. Cituoju. Kaip žmogui buvusiam paklydusią avele ir nuodėmės gniaužtose vėl pajusti tokią ramybę ir laimę, kokią mes jaučiame? Kaip tai nutinka? Atsakymas yra toks. Tai nutinka dėl tobulos Evangelijos, tobulo sūnaus ir jo aukos dėl manęs. Ten, kur buvo tamsa, dabar šviesa. Ten, kur buvo neviltis ir skausmas, dabar džiaugsmas ir viltis. Esame be galo palaiminti to pasikeitimo, kuris gali įvykti tik per atgailą, kuri tapo įmanoma per Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Mūsų gelbėtojas numirė, kad suteiktų jums ir man šią palaimintą dovaną. Nepaisant to, kad kelias sunkus, tas pažadas yra realus. Atgailaujantiems viešpats sakė, esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės ir jūsų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Per savo gyvenimą studijuodami, melsdamiesi ir apmąstydami Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesas, turėsime išsiugdyti stiprius liudijimus. Mūsų gerai įsišaknyję liudijimai apie Evangeliją, gelbėtoją ir mūsų dangiškai tėvą turės įtakos viskam, ką darome. Liudiju, kad visi esame mylimi mūsų dangiškojo tėvo sūnus, atsiųsti į žemę būtent šiuo pastaruoju metu tam tikram tikslui. Ir mums duota Dievo kunigystė, kad galėtume tarnauti kitiems ir atlikti Dievo darbą čia žemėje. Mums įsakyta gyventi taip, kad išliktume verti turėti kunigystę. Tad mano broliai, vykdykime įsakymus. Jei taip darysime, mūsų laukia nuostabus ir šlovingi palaiminimai.
Tebūnie tai mūsų palaiminimas. To meldžiu. Jėzaus Kristaus, mūsų gelbėtojo ir išpirkėjo vardu. Amen. Mūsų brangus dangiškasis Tėve, esame tokie dėkingi už visas tiesas sugrąžintas į žemę. Mes esame dėkingi už kunigystę, kurią turime, ir esame dėkingi už gyvuosius pranašus ir apaštalus.
Esame dėkingi už šventąją dvasią, kuri mokė mus šį vakarą. Meldžiame, kad galėtume būti paklusnus tavo įsakymams, kad mūsų tikėjimas stiprėtų, kad mūsų liudijimai augtų, kad mūsų viltis būtų sustiprinta. Esame dėkingi už apmokančią tavo mylimo sūnaus Jėzaus Kristaus auką. Ir tai dėl to tikėjimo, kuriuo tikime jį, mes galime turėti vilties. Mes meldžiame, kad galėtume šį vakarą grįžti saugiai, kad sėdėdami kartu, kaip Arono ir Melkisedeko kunigystės turėtojai, palaimink mus, kad galėtume tarnauti viens kitam ir stiprinti viens kitą. Ir tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.